Labas rytas, prabėgo beveik metai laiko, kaip ir vėl sugrįžom į Molėtų aikštelę su šitais smagiais blokais. Šį kartą varžybose dalyvausiu vienas vėl, bet geras ženklas, gera žinia yra ta, kad jau galimai sekančiuose etapuose prisijungs ir kolektyvas. Ignas savo mašiną jau užkūrė, tai sekat mūsų socitinkluose, tikrai tai matėt. Na, o apie šiandien tai turėsim greičiausiai ir vėl aštunkę, turėsim blokus, manau bus daug artimų porinių. Tikiu, kad oras šį kartą nepaves, kaip buvo Alytui, ir apturėsim nemažai gerą laiką. Šiaip įdomus faktas, tai kad čia ir turbūt vienintelis Semi Pro lygos etapas, kur galima laimėti ne tik taurę ir tepalų bei šampano, bet dar gali gauti ir prizų. Tai pernai laimėjau dovanų kuponą Autodina Racing, kurie buvo įsteigę 150 € vertės. Tai šį vakar pasėmiau būtent pirštinės iš jų šviežiai, tai šiandien išbandysim, kaip jos veikia, kaip tos dovanos veikia ir ką gali žinot, gal, kaip sakant, apsilankysim po varžybų ir vėl pas juos. Tai einam pasiruošiam, reikia persirengti, neužilgo prasideda briefingas, papasakos, kur bus kokie klipinai, kur kokia trasa ir gazuosim. Trasa yra analogiška pernai metai buvusiai čia trasai Semi Pro. Bėgėjamės per visą trasą, čia iš pradžių mėginom kinietiškas padangas, tikėjausi, kad su jom visai gerai važiuosis ir galėsiu visą dieną važiuoti, bet sustojus prie starto kartu su varžovu, kuris naudoja vesleikus, supratau, kad reikia kinus mesti į šoną ir traukti savo senus vesleikus, kur turiu tokius dar nedadroštus. Tai bandysim važiuoti likusią dienos dalį su likučiais vesleikų. Maždaug spėjom slėgius atsigaudyti, kokių čia reikėtų trasoje, matysim, kaip mums seksis. Tai vienintelis pliusas, sakykime, kad trasa tokia pati, kaip ir buvo pernai, tai daugiau mažiau viskas pažįstama, reikia tik tai susidraugauti su mašina, su padangom, su slėgiais. Sukibimo yra daugiau negu būdavo su senuoju tiltu ir, sakykime, tas pats reduktorius labiau jaučiasi tas sukibimas dabar negu būdavo anksčiau, nes antrų bėgių kartais mašina net pridūsta ir atrodo jau iš vietos neišvažiuos. Tai reikia dėl to daryti šiek tiek daugiau slėgio šituo atveju, negu kad darydavau anksčiau. Ir tada viskas daugiau mažiau dėliojasi teisingai. Žiūrėsim, kaip seksis važiuoti porinės, matysim, ar juos dar pateksim visų pirma. Jeigu pateksim, tikimės, kad viskas eis sklandžiai ir nereikės važiuoti su labai lėtais varžovais ir burnauti ant antrų bėgių sustojus, nes galim turėti reikaliukų tada. Bendrai vertinant ką? Šiek tiek atsikvėpiam, pasižiūrim dar kaip važiuoja kitos grupės ir važiuosim į kvalifikaciją.
pavyko dasibrauti iki top 16 šį kartą. Top 32 laimėjom prieš Edviną Pocių. Kolega prasitiesino šiek tiek ir turėjau pranašumą, sakykime, didesnį, tai tą kovą laimėjau. Na, top 16 jau laukia senas, kaip sakant, patyręs vilkas, tai Žydrūnas Vilčinskas su savo kompakčiuku, kur slypi voveraitės po kapotu. Tai mašina tikrai labai greita, padangos, aišku, kaip ir pas visus vesleikai. Ir lėkėsi labai greitai, tai kas ir pasijuto ir pakišo man koją. Į lydą pabandžiau suvažiuoti kaip įmanoma plačiai, tvarkingai, tai šiek tiek gal per plačiai pirmą klipiną pasiėmiau, bet manau, kad Čeisui tai nesutrukdė ir padarėm neblogą važiavimą. Nuo antrojo važiavimo tai tiesiog nepavėjau Žydrūno, jisai buvo gerokai greitesnis, tai tenka tai pripažinti šiandieną. Tikimės, susitiksim su juo dar ateityje ir atsigriebsim. Tai dėkui visiems, kad žiūrėt, mes einam pabaigti žiūrėti likusius važiavimus ir po truputėlį pakuosimės daiktus. Tai ačiū rėmėjams, kad padedat mums išvažiuoti trasą, ačiū visiems, kas atvažiavot, kas palaikėt ir susimatysim jau kitose video, kitose etapuose ir tikėkime, jau ten būsiu nebe vienas ir turėsim daugiau mašinų ir daugiau kolegų galima bus pašnekinti. Gerai, čiau!